Labanoro regioninis parkas didžiausias Lietuvoje. Čia galite patirti miško tankmės ramybę, džiaugtis ežerų ir ežerėlių žydrynę, žavėtis reta augmenija, mėgautis laukinę gamtą ir giliomis kultūrinėmis tradicijomis. Kalbiname Labanoro regioninio parko biologą Audrių Aliukonį. Sveiki, esame Labanoro girios pažintinėme take. Tako ilgis 2 km 400 metrų. Jame bet kuris žmogus čionais atvykęs, netgi be gido pagalbos, gali susipažinti su išskirtinėmis Labanoro girios vertybėmis. Ne vien išskirtinėmis, bet ir charakteringomis. Labanoro girios miškais, Labanoro girios pelkėmis, kurias vėliau matysime, Labanoro girios ežerais ir Labanoro girios kultūros paveldu. Taigi čionais įvadiniam stende mes matome dalį Labanoro girios vertybių, kaip jau minėjau, pelkės. Pelkės be spanguolių sunkiai įsivaizduojamos. Savo laiku tai buvo vietinių žmonių pragyvenimo šaltinis. Vienas iš pragyvenimo šaltinių. Grybukai. Be abejo, čia ne Dzūkija, tačiau baravykų pas mus taip pat daug. Žinoma, mūsų pasididžiavimas – briedis. Čia matome labai seno briedžio ragus. Viena atšaka 11, kita 12. Tai vadinasi labai senas, labai brandus briedis. Ir be abejo, matome mūsų regioninio parko herbą. Jame pavaizduota Labanoro bažnyčia ir varpinė. Tai yra kultūrinis mūsų parko simbolis. Apačioje pavaizduota 2 paukštukai. Tai irgi yra mūsų išskirtinis simbolis, kadangi pusė šių paukščių populiacijos peri būtent Labanoro regioniniam parke. Tai yra erelis žuvininkas, Pantheon haliaetus. Kadangi pas mus daug ežerų, daug senų brandžių miškų, dėl to šis paukštis pas mus ir yra dar ganėtinai įprastas Lietuvos mastu. Čia matom gana vienodą mišką. Tai yra apie 65 metų amžiaus pušynas. Kaip žinot, Labanore vyrauja pušynai ir jisai yra visi medžiai beveik vieno amžiaus. Tai rodo, jog šis miškas yra sodintas. Tačiau toliau mes pamatysim tikrą Labanoro girią. Kągi, dabar keliaukime su viskuo, susipažinkime detaliau. Čia matome Lietuvos raudonosios knygos augalą smiltyninį gvazdiką. Jisai paprastai įsikūrė smėlynuose, tačiau čionais, kadangi buvo kultivuojama, mineralizuojama juosta, tai jam turbūt patiko ir savo laiku jisai įsikūrė. Šitame tako fragmente matome visiškai kitokį mišką, negu matėme prieš tai. Tai yra senas miškas, čia jau vyrauja eglės, kadangi žemesnė vieta, kaip matome, nutiestas lieptelis, nes tenais yra šlapia, kadangi šlapia, dirvožemis derlingas, auga eglės. Šitas miškas yra natūralus ir daug vertingesnis biologiniu požiūriu. Čia ką tik girdėjome kleketuojant juodąją meletą, kuris yra didžiausias mūsų krašto genys, beveik varnos dydžio. Juodas paukštis raudonų viršugalvių, kuris kala didžiulius uoksus, kuriuose gali apsigyventi bitės, gali apsigyventi šikšnosparniai, gali apsigyventi įvairios pelėdos, pavyzdžiui, lututės arba žvirblinės. Ir tuo ji, taip sakant, teikia didžiulę naudą gamtai. Jeigu nebūtų senų medžių, jeigu nebūtų sausų medžių, džiūstančių medžių, be abejo, juodosios meletos šnais nebūtų, kadangi neturėtų ką valgyti, nors šiaip jį valgo ir skruzdės. Čia matome pušį, dalinai sužalota, tokie plyšiai, jie yra šioj pušy iš 3 pusių. Ir čia yra daugiau tokių pačių pušų. Dar tarybiniais laikais Lietuvoje buvo leidžiama medžius sakint. Taip sakant, sakai, buvo naudojami kanifolijai, terpentinui, kvepalų gamybai ir taip toliau. Tačiau mums tapus nepriklausomiems buvo uždrausta. Medis, kaip ir žmogus, jeigu turi randą, jis stengiasi jį išgydyti. Ir ši pušis lygiai taip pat bandė tą savo randą išgydyti. Ta žalia ženklas, kurį matot ant šios pušies, irgi turi savo reikšmę. Daug kas mano, čia galbūt medis pasmerktas kirsti ir taip toliau, tačiau tai nėra taip. Miškininkai, be to, kad medžius kerta, dar taip pat yra įsipareigoja juos ir saugoti. Šie 2 ženklai žali, 2 brūkšniai reiškia, jog tai yra kertinė miško buveinė.
Taip sakant, miškuose yra išskiriami miško ploteliai, seno miško, gražaus miško, biologinių požiūrių labai vertingo miško, kuriuose nevykdoma jokia ūkinė veikla. Be abejo, jūs galite eiti, grybauti, uogauti, tačiau medžiai šnais nekertami, sausuoliai nekertami ir miškas tarpsta toks, koks yra. Kaip ir minėjau, čianais turim kertinę miško buveinę, seną nepaliestą mišką, kuriame daug negyvos medienos, medynas įvairiaamžis, yra susiformavęs trakas, pomiškis ir taip toliau. Miškas yra šlapės, todėl čianais mes galime sutikti kai kuriuos retus augalus. Statusis atgirys yra pataisas įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą ir čia galėsime stebėti ne vien statųjį atgirį, bet ir jo kaimyną, daug dažnesnį pataisą varinčių. Štai šį čia mes ir aptinkame statųjį atgirį, Lietuvos raudonosios knygos pataisų rūšį, kuris įrašytas į raudonąją knygą, tačiau į 5. kategoriją kaip išsaugota rūšis. Kuo jisai skiriasi nuo kitų pataisų? Skiriasi tuo, jog jo sporas jisai subrandina lapų pažastėlėse. Tuo tarpu kiti pataisai, štai matom, bręsta sporos. Toks truputį geltonesnis atspalvis. Ir dar vienas išskirtinis bruožas, kad jo kelmelis paprastai viršūnės būna iš esmės vienam lygiai. Kaip matom, ta prasme, jisai nėra toks, kad vienas labai iššokęs, kitas mažiau, ta prasme, iškilęs. Čia matome visai kitą pataisų rūšį, labai dažną pataisą varinčių. Kaip matom, jo sporangės yra ne pažastėlėse, tačiau augalo viršūnėliai. O šiaip ir sakysim taip, jisai labai toks išdrikęs yra, skirtingai negu statusis atgiris, kurio viršūnėlės iš esmės beveik vienam lygmenį. Jisai vienas mažiau iškilęs, kitas labiau ir taip toliau. Bet šiaip abu pataisai auga šlapiose vietose. Būtent koks šis miškas ir yra, šlapės eglynas. Prieš Velykas paprastai žmonės pataisus renka. Klausimas kodėl? Tai labai tinkamas, sakysim taip, tinkama medžiaga marginti kiaušiniams. Jeigu kas esate su tuo susidūręs, tai suprasit. Tačiau to daryti negalima. Šiuos augalus skinti yra griežtai draudžiama, kadangi jie, taip pat kaip ir samanos, taip pat kaip ir kerpės, labai lėtai auga. Tai yra labai primityvios gyvybės formos, kurių augimui reikia labai daug laiko. Tai, ką jūs matot, yra ne vienerių ir ne 5 ir ne 10 metų rezultatas. Todėl prašome, radus šį augaliuką, jo neskinti ir nerauti. Prieš jūs yra tipinis europinės svarbos buveinės vakarų taigos fragmentas. Kaip matom, iš tiesų nuostabios pušys. Labai didelės, labai storos ir labai senos. Šios pušies, šalia kurios aš stoviu, amžius yra daugiau negu 200 metų. Jos amžiaus man išmatuoti nepavyko, kadangi amžiaus grąžto neužteko. Jos apimtis, tai yra jos skersmuo yra 98 cm. Ir kaip matom, taip pat yra daug negyvos medienos, kas charakterizuoja puikią miško būklę. Ir jeigu čionais pavaikščiotumėm, rastumėm ir įvairių įdomių augalų, įdomių vabalų ir taip toliau. Čia netoliese mes galėtumėm susipažinti su didžiojo genio uoksu, su juodosios meletos uoksu, kas rodo, jog daug vabaliukų, daug genių, be abejo, daug ir visokių kitokių paukščių, visokių kitokių gyvūnų. Norint, kad šis gražus miškas, šis biologinių požiūrių ypač vertingas miškas, ši vakarų taiga išliktų, nereikia ją kištis, nereikia kirsti sausų medžių, nereikia kirsti džiūstančių medžių, nereikia gamtos reguliuoti, reikia palikti jai pačiai reguliuotis. Ir mes turėsime šį nuostabų mišką dar daug metų. Čia matome 2 medžių, sukriošusio beržiuko ir išlakios didžiulės pušies meilę. Kaip matome, beržiukas tą pušį labai meiliai apsikabinęs. Galima sakyti, jog pas medžius, kaip ir pas žmonės, meilė egzistuoja. Tačiau šiuo atveju
turiu kaip biologas pasakyti, jog ta meilė vienpusė. Beržiukas pušį galbūt ir myli, tačiau pušis beržo tikrai ne, kadangi beržas išskiria cheminę medžiagą, kurios pušis labai nemėgsta. Ir jeigu pamatysime vienodo aukščio vieną šalia kito augančius beržą ir pušį, į pušies pusę beržo laja bus normali. Pušies laja į beržo pusę bus labai skurdi. Būtent dėl tos cheminės medžiagos, kurias skleidžia beržas. Užaugančio aukštapelkėje, kaip matom, yra pelkinės pušaitės, ganėtinai tokios apskurusios. Dar vienas augalas, kurio dėka girtuoklė turi savo pavadinimą, tai yra gailis, kuris skleidžia specifinį kvapą, nuo kurio svaigsta galva. Kadangi dažniausiai auga su girtuoklėmis, mes, valgydami girtuoklės, prisiuostume gailių ir manome, jog dėl girtuoklių mums galva apsisuko, dėl tų uogyčių. Iš tiesų uogytės šnais visiškai nekaltos. Taip pat matome spanguolės, matome įvairių rūšių kiminus, fragmentais matome trilapį puplaiškį, pelkinį skiautalūpį. Dar vienas akcentas, kalbant apie pelkės, ypač apie aukštapelkės. Matot šitą pušaitę. Prieš tai matėm labai didelę, stambę, storą pušį, kurią aš įvardėjau, kad daugiau negu 200 metų. Bijau pasakyti šios pušies amžių, kadangi jį išmatuoti yra nepaprastai sunku, tačiau jai gali būti netgi ir 100 metų. Kadangi aukštapelkėje yra rūgštinė aplinka, blogos augimo sąlygos, dėl to tokia mažytė ir užaugo. Kad jį sena byloja tai, jog jos plokščia viršūnė. Tad norėčiau visiems palinkėti saugot pelkės, per daug po jas nebraidyti, kadangi pelkių ekosistemos atsistato labai sunkiai ir jeigu mes išminsime takus, tie takai bus matomi dar daug metų, net jeigu po to jais ir nevaikščiosim. Šis pažintinis takas būtent tam ir nutiestas, šis lentinis, matot, takas, kad žmonės nevaikščiotų kur pakliūva, kad eitų būtent taku, kad nemindžiotų pelkinės augmenijos, kad pelkė gyvuotų ir džiugintų. Todėl prašome laikytis lankymo taisyklių ir vaikščioti tenais, kur pažymėta. Labanoro regioninio parko lankymo taisyklės. Turistinių žygių, masinių renginių, mokslinių tyrimų, įvairių darbų organizavimas turi būti suderintas su parko direkcija. Nesilankykite parko rezervatuose. Tai draudžiama. Čia galima lankytis tik moksliniais tikslais, lydint parko direkcijos darbuotojai. Automobiliais važinėkite tik bendrojo naudojimo ir specialiai pažymėtais ekskursijų maršrutų keliais. Nepalikite mašinų tarp medžių ir ant gyvosios dangos. Nestatykite jų prie vandens telkinių arčiau kaip 25 metrai. Įsikurkite nakvynėje tik ilgalaikio sustojimo stovyklavietėse, pažymėtose tam tikrais ženklais. Kurkite laužus tik tam tikslui įrengtose ir skirtose vietose. Nuolat prižiūrėkite užkurtą laužą. Nenaikinkite ir negadinkite poilsiaviečių įrangos, informacinių ženklų, lauko baldų bei stendų, kvartalinių stulpų. Nepamirškite, kad miško gėlėmis ir augalais nori grožėtis visi miško lankytojai, neskinkite jų ir neraukite. Gražiausia muzika miške – paukščių balsai, medžių ošimas. Paklausykite jos. Netrukdykite kitų lankytojų poilsio triukšmingą muziką. Neleiskite savo šunims lakstyti po mišką, jie gali pridaryti žalos miško faunai ir sugadinti nuotaiką kitiems poilsiautojams. Turėkite savo šuniui pavadėlį ir antsnukį. Žvejoti galite tik su leidimais, nuomojamuose ir privačiuose ežeruose gavus savininko leidimą. Neplaukite prie vandens telkinių autotransporto priemonių. Vandens telkiniuose esančiuose saugomose teritorijose galima plaukioti savaeigėmis transporto priemonės nuo Liepos 1 dienos iki navigacijos sezono pabaigos. Jei ežero plotas yra didesnis kaip 50 hektarų ir savaeigės transporto priemonės variklių bendras galingumas neviršyje 4 kW, 5,4 arklio jėgos. Šiukšles surinkite ir sudėkite į tam skirtas vietas, užgesinkite laužą žemėmis ar vandeniu, kol nustos rusenti.
Poilsiavietę palikite kitiems sutvarkytą, gražesnę nei radote.